Sveiki ir šiandien Akloji zona su Paulium Kibišu. Sveiki, Pauliau. Labadiena. Pauliau, tikrai reikės pristatyti, nes dėl to ir tema mūsų šiandien tokia, kad šnekėsime apie dalykus, kurie yra mažiau gavę dėmesio. Ar ne? Pats vadovauji Kauno miesto poliklinikai. Taip. Bet pats ne ją atėjai. Tu atėjai iš vieną iš poliklinikų su užduotim 5 jas sujungti į vieną iš juridinį asmenį. Ir būtent kodėl su pačiu noriu apie tai šnekėti, nes pokyčių valdymas, ar ne, man tema labai įdomi, labai daug komunikacinių dalykų. Tai šiandieną pokyčių valdymas, viešasis sektorius, medicina, pats gydytojas iki šiol dar su licenzija, ar ne? Taip. Bet didesnę dalį savo laiko, vis tiek karjeros laiko praleidai vadovaudamas komerciniam įmonėm. Taip, absoliučiai. Tai sakyk, iš principo, ar ne, kaip atsiradai vėl atgal prie medicinos viešojo sektoriaus ir galų galę dar prie tokio, vieno iš didesnių pokyčių šitoj srityje? Tai praktiškai Artūrai užbėgai biškį sakymų už akių ir pasakai, kad iš tikrųjų tai taip, aš esu ir gydytojas su licencija ir pakankamai patyręs vadovas ne viešajam sektoriui, o versle ir taip pat teko daryti pakankamai didelių pokyčių didelėse kompanijose. Akademinė prasme aš irgi, žinoma, baigęs mediciną iš vienos pusės, iš kitos pusės turiu MBA ir tarp kitko mano MBA darbas buvo apie pokyčių valdymą. Tai aš jau kažkada senai, kada baigiau 6 metais. Tai tada pagalvojau, kad turbūt viena iš tokių aktualiausių temų bus pokyčių valdymas ir pokyčiai, nes viskas pradėjo keistis. Nes tema apie gyvenimą, nes gyvenimas nenustoja iki šiol. Tai pasirodo atspėjau. Ir tai pakankamai turint patirties ir žinių abiejose tose pusėse, iš ko susideda iš esmės medicinos ar sveikatos vadyba, tai nenuostabu, kad savivaldybė kreipėsi į mane iš pradžių, kad įvertinti ar verta, paskui ar galima, kaip galima, ir paskui patikėjo man šitą pokytį ir atlikti. O sakyk, vis tiek, verslas ir viešasis sektorius labai daug skirtumų, ar ne? Suprantu, kad principai vadybos tie patys, bet kai mes šnekam apie pokyčius, ar ne, ir kai atsiremiam į stakeholderių visą, sakykime, tą išsidėstymą, dažnai būna, kad versle yra paprasčiau, man atrodo, pokyčius daryti negu viešajam sektoriui. Kaip pačio nuomonė? Visada kitoj pusėje žalesnė, kai paklauskit privatininkų mūsų, privačios medicinos atstovoje pasakys, kad aišku žymiai lengviau viešajam sektoriui, mums atrodo, kad lengviau jiems. Tai toks yra gyvenimas. Žinoma, yra skirtumų, bet aš sakyčiau, kad daugiau turbūt panašumų yra, todėl kad, mane ilgai mokino, kad negalima sakyti viešajame sektoriuje pelnas, reikia sakyti perviršis. Bet buhalteriškai aš iki šiol niekaip nesuprantu, kuo jie skiriasi, tik pavadinimu. Jo, o sakyk, pats sujungimas, ar ne, jis vyko prieš keletą metų. Ir kai aš ruošiausi ir šitam mūsų pokalbiui, ir dar anksčiau mes esam šnekėję, aš pasidariau tokią kaip ir analizę, nes iš žiniasklaidos duomenų išsitraukiau ir pasižiūrėjau, kiekgi apie tą sujungimą rašė žiniasklaida. Ir iš tikrųjų tai buvo beprotiškai nustebęs, nes per tą 1,5 metų to pačio įkarščio per 40 straipsnių. Kas yra realiai, kai būna vienos ar kitos pertvarkos, dažnai būna tūkstančiai, 10 000 straipsnių, ar ne, kai mes šnekam apie viešąjį sektorius, bet kokią pertvarką. Tai iš vienos pusės rodo, kad viskas gerai, iš kitos pusės dabar paklauskit didesnės dalies Lietuvos gyventojų, ar yra kažkada girdėję, sakys 100 metų tai buvo ir niekada nėra buvę kitaip, ar ne? Tai tuo pačiu, toks paradoksas, jeigu gerai darai viešajam sektoriui pokytį,
tai iš principo esminis indikatorius yra, kad niekas apie tave nežino, nes tada geriausiai darai. Jeigu tik apie tave žino, reiškia, jau yra kažkokių problemų, nes tikrai rašys kažkas. Ir tu puikiai žinai žurnalistiką ir žinai, kad geros žinios tai nežinios, geros naujienos, ne naujienos. Tai tas turbūt galioja ir viešajam, ir privačiam sektoriui, o jeigu grįžtant prie chronologijos, tai taip, aš 16 metais prieš pat Jonines pradėjau dirbti Dainavos poliklinikoje ir planas ir mintis ir buvo, kad iš tikrųjų sujungti tas 5, tai yra visas Kauno miesto viešasis ar valdiškas poliklinikas ir 18 metų sausio 2 mes jau jas buvom sujungę oficialiai, formaliai ir atsirado 18 metais Kauno miesto poliklinika. Kaip ir visi sujungimai, tikrai buvo daug ir skaudžių ir sunkių sprendimų ir personalo sprendimų. Mes iš tikrųjų tai galvojom, kad reikia nusistatyti. Vienas iš tokių išmokimų yra, kad svarbiausia nuspręsti, kas tavo yra core competence, pagrindinės žinios. Tai mes nusprendėm, kad tai yra medicina, tai yra gydymas. Ir tada visi dalykai, kurie ne core competence, stengiamės atsisakyti, outsourcinti ir taip toliau. Tai valymas patalpų, ne mūsų core competence, teisės. O iki tol buvo taip, jūsų kaip dalis jūsų šitą personalo. Taip. Remonto skyrius pas mus buvo turbūt 60 žmonių per visas poliklinikas, turbūt ir daugiau. Tai visus tos nepagrindinius dalykus atsisakėm, nebūtinai nuo to atsitinka, nebūtinai pasidaro pigiau tiesioginiais kaštais, bet valdymo prasme pasidaro žymiai lengviau. Tai va, ir mes sujungiam poliklinikas. Tai dėl ko aš sakiau, kad gana keista, kad nebuvo labai daug rezonanso, nes mes labai esminiai sumažinom nemedicinio personalo skaičių, tai yra atsisakėm 60% visų nemedicinio personalo žmonių, tai buvo 83 asmenys, kuriuos mes atleidome. Ir nebuvo nei piketų, nei streikų, nei netgi neturėjom nei vienos bylos. O sakyk, visgi, kai tokie dalykai vyksta, ar ne, tai kas svarbiausia, ar ne? O tokiam pokytį, kai tu žinai, kad viešasis sektorius interesų labai daug, interesų labai skirtingi, gali būti ir, ta prasme, tų interesų kartais net gali nežinoti, ar ne? Kas būtent tokiam, nes versle truputėlį gal paprasčiau, ten daugiau mažiau gali suprasti, jeigu viduj darai pokytį, daugiau mažiau gali suprasti interesus, tų stakeholderių galbūt kažkiek mažiau. Čia yra labai daug išorinių stakeholderių, kurių interesų ne visada žinosi, ne visada tau pasakys tiksliai, nes yra politikai, yra kiti stakeholderiai. O toj vietoj, kas yra sudėtingiausia? Sudėtingiausia turbūt tai, pirmiausia, tu klausai, kas svarbiausia, tai svarbiausia, aš manau, yra stakeholderių valdymas, stakeholderių managementas, iš tikrųjų, kad identifikuoti, kokios tai yra interesų grupės, kas joms yra svarbu ir pabandyti joms parduoti tą idėją, kad tas pokytis yra prasmingas, naudingas, tai kiekvienai grupiai. Tai yra steigėjas, tai yra opozicija savivaldybėje, tai yra kitos suinteresuotos visuomeninės organizacijos, profsąjungos, tai yra darbuotojai ir jiem visiems kitiem, mes tą patį dalyką reikia parduoti truputį kitų aspektų. Tai ir tada bešnekant, bediskutuojant, pradeda matytis ir tos slaptos iš tikrųjų interesų grupės ir tie povandeniniai akmenys, su kuriais susiduri. Ir teisingai, kaip tam posakyje garsiam, kad kaip ten, apsaugok Dievą nuo draugų, o su priešais aš pats susitvarkysiu. Tai tos geri norai, kartais, man atrodo, gal ir tiesiog noras stabdyti, prisidengiant gerais norais, tą sunkiausia yra praeiti. Man daug laiko mums užtruko, tarkim, kol mes paruošėm
ruošiam tokią galimybių studiją ir kol mes paruošiam argumentaciją savivaldybės taryboje, užtruko žiauriai daug laiko. Ir visą laiką ten tikrai, aš tikiu, kad geranoriški žmonės iš administracijos ir ten patarėjai, ir visą laiką ten, o tai kaip bus po 3 metų, o kaip šita eilutė atrodys, o kaip po 4 metų, o kaip šita eilutė atrodys po 5 metų, kaip tu manai. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų tas begalinis skaičiavimas, kaip, tai paralysis by analysis, kad kol neturėjimas galutinių visų faktų neatleidžia nuo prievolės kažką tai daryti, priimti sprendimus. Tai mes čia vargom ir iš tikrųjų, kaip pasižiūri, tai buvo 16 metai, 18 ir po 18 metų, po 3 metų, po 5 metų, tai kas atsitiko? Po metų atsitiko COVID'as ir visi tie skaičiavimai, kas ten ką būtų beskaičiavęs, būtų šuniui podega iš viso. Nieko nebebuvo taip, kaip buvo anksčiau. Viskas pasikeitė. Klausimas būtų galima kelti ir taip, ar ne? O tai gerai, jeigu norit žinoti, kaip ta eilutė atrodys po pokyčio po 3 metų, o galit man pasakyti, kaip ta eilutė atrodys be pokyčio po 3 metų? Jo, tai mes tuos dalykus lyginom, tas eilutės, kaip su pokyčiais, kaip be pokyčių. Tai aš neseniai, tarp kitko, ruošiausi vienai konferencijai, atsiverčiau, pasižiūrėjau mūsų tą galimybių studiją. Tai blogoji žinia yra, kad visi skaičiai neteisingi. O geroji žinia, kad visi geresni, negu mes planavom. O beje, kai buvo galvojama, ar ne, tą pertvarką vykdyti, kokia buvo argumentacija, kodėl to reikia? Kodėl reikėjo, ar ne? Kodėl negalima dirbti, sakykime, su 5 atskirais jūriniais vienetais ir juos turėti galbūt mažesnius, kaip sako, kartais mažesnis, efektyvesnis, dar kažką. Tai kokie buvo, kad imti ir daryti šitą dalyką? Tai pirmiausia, demografija. Iš tikrųjų, tos mūsų 5, tie visi pastatai, poliklinikų, kuriuos mes sujungiam, buvo planuojami iki 90-ųjų metų, kad jie aptarnaus miestą, kuriame gyvens apie 400 ir daugiau tūkstančių. Dabar mes turime miestą, kuriame... Ir planuota taip, kad bus tik tai valstybinė medicina. Jo, tai viskas pasikeitė absoliučiai, bet pastatai nepasikeitė. Taip. Aiškia, mūrai jie nesikeičia. Dabar mes turim miestą su 320 tūkstančių ir turim pusę jo gyventojų, tai yra apie 160 tūkstančių. Tai reiškia, tos pastatus vis tiek reikia juos aptarnauti, šildyti, remontuoti, kas daug užima. Aišku, pasikeitė, teisingai tu sakai, viskas pasikeitė, viskas kitaip. Bet niekur nedingo ta... masto ekonomija šiuo atveju ir ne tik tai valdysenoje. Mes sumažinom valdymo išlaidas 5 kartus. 5 kartus? 5 kartus, jo. Bet taip pat ir brangios aparatūros panaudojimo efektyvumą, kaip apkrauni. Kitas dalykas, suprantama, kad norisi tinklo, kad jeigu yra miestas, kad jame visi miestiečiai būtų aptarnaujami vienodai gerai, vienodą kokybę. Tai jeigu tą padarė visam pasaulyje McDonald's, jeigu visoje Lietuvoje padarė Circle K, kad kiekvienoje degalinėje yra visi tie patys procesai, tos pačios kainos, ten pat padėta šluota, ten toks pat šitų... Kad be kavos dar gali ir benzino įsipilti. Jo, mėsainių kepimo aparatas, visos procedūros, visi procesai yra vienodi. Tai ir iš vienos ar į vieną kolonėlę nuvažiuosi, ar į kitą, klientų, jų atveju ir pacientų mūsų atveju mes norim, kad nesiskirtų. Taip pat ir gydytojai, slaugytojai arba operatoriui, kad jis nueina į kitą vietą ir vis tiek viskas vyksta taip pat. Tai va šitas tinklo sukūrimas ir vienodos kokybės ir geresnio prieinamumo užtikrinimas irgi buvo vienas iš tikslų. O grįžtant prie klausimo pradžios, kad mažesnis, efektyvesnis, tai COVID'as iš tikrųjų parodė, kaip gerai, kad mes sujungiam tas poliklinikas. Realiai mes ir esam didžiausia poliklinika Lietuvoje ir turim daug resursų. 1600 žmonių, motyvuotų, profesionalių iš vienos pusės,
centralizuotas valdymas, tai nereikia pirštų badymosi čempionato užsiminėti, ar ta poliklinika darys COVID ten skiepijimą, ar ta darys testavimą, ar ką nors. Mes žinom, kad mes esam vieni pas mūsų savivaldybę ir reikės daryti mums. Tai reiškia, tas ginčymosi stadija iš karto dingsta. Kuri kartais būna viešajam sektoriui pakankamai ilga. Jo. Ir pradedi daryti. Tai darimo būdu, dėl to mes gavomės, kad nors ir labai dideli, bet mes turėjom resursus, mes turėjom vieningą vadovavimo struktūrą ir už tai iš esmės COVID visus dalykus mes padarėm pirmieji, mes padarėm greičiausiai, čia be dirbtino kuklumo ir visa Lietuva važiavo iš tikrųjų pas mus mokytis. Tai ir pasiteisino sujungimas. Daug resursų, vieningas valdymas, labai tamprus bendradarbiavimas su savivaldybė ir puikus rezultatas. Ir kiek žinau, yra pas jūs buvę ir užsienio ekspertų ir žiūrėję į jūsų patirtis ir kokie jų atsiliepimai apie šitą sujungimą? Tai atvažiuoja pas mus svečių ir mes iš tikrųjų ir su kitų miestų poliklinikom, ir su Vilniaus, ir su Klaipėdos, ir su mažesnių miestų labai tampriai draugaujam, bendradarbiaujam, važiuojam vieni pas kitus pasimokyti, bet iš užsienio tai dar ne visai sujungus, dar tik tai sujungimo proceso metu buvo LSMU sveikatos vadybos katedroje didelė konferencija ir buvo atvažiavęs toks sveikatos vadybos guru iš Australijos. Ir profesorius Avery, ir jisai sakė, mes susitikom per tokią pertraukėlę, pradėjom šnekėtis, profesorė pristatė mane jam ir sako, papasakokit, ką jūs darot, aš jam pradėjau pasakot, ką mes darom apie tą sujungimą, kaip apie tokį pakankamai trivialų dalyką. Ir sako, veiktų savo, sako, tai, ką jūs darot, tai yra, sako, čia ne Kauno projektas, net ne Lietuvos projektas, tai yra pasaulinio lygio projektas, sakė, aš apie tokius negirdėjau, tokio dydžio sujungimus. Tai pasirodo, kad padarėm kažką labai specialaus, nors patys taip nemanėm. Ir čia matyt ta patirtis, kad visur viešasis sektorius jis yra skirtingas nuo verslo, dėl to, ką jau šnekėjom, ar ne, apie tai, kad yra žymiai daugiau stakeholderių, dalis stakeholderių yra politinės jėgos, politinės partijos, vietos politikai, kas iš tikrųjų sukuria, nes ten žaidimas vyksta truputėlį pagal kitus principus negu versle. Tai toj vietoj matyt čia Lietuva ir viešasis sektorius Lietuvos nuo kitų šalių nelabai skiriasi, bet pačiam, jeigu taip pasižiūrėti ar ne iš šono į bendrai į sveikatos apsaugos sritį, kas pačiam iš tokių pastarųjų metų, ar yra kažkas, kas pačiam sakytum jo? Ten tas pokytis, kuris buvo darytas, jis yra pačio akimis sėkmingas. Man pasirodė, kad labai sėkmingas buvo greitųjų pagalbų jungimas į vieną vietą. Kauno skubios pagalbos, greitos medicinos pagalbos stotis yra šalia mūsų Dainavos už vartų. Bet mes turėjom su jais keletą bendrų projektų, daugiau apie pacientų informavimo, kad jeigu mūsų pacientą aptarnauja greitoji, kad jo šeimos gydytojas greitai sužinotų ir taip pat stengiamės tą patį turėti ir su ligoninėm visai sėkmingai. Tai man pasirodė, kad labai, labai gerai profesionaliai vadovaujama, labai puikus algoritmai, mes jiems pavydim tų, sakykime, pacientų tokio filtravimo algoritmų, kad išsiaiškinti, ką daryti, ko nedaryti. Ir man atrodė, kad iš tikrųjų tas sujungimas labai geras ir apie jį iš esmės tai irgi nelabai daug girdėjosi. O pats, jeigu taip truputėlį iš istorinės perspektyvos pasižiūrėtum ir pokyčių valdymo, ką darytum kitaip? Kas buvo tos didžiosios pamokos, didžiosios sėkmės ir galbūt didžiausi iššūkiai arba klaidos, kurių nekartotumėt?
Gal vėl aš minėjau apie tą mūsų galimybių studiją, gal būčiau anksčiau nuėjęs pas aukštesnės jėgas, kad gal jau stabdom, gal pradedam dirbti, nes taip ir atsitiko iš tikrųjų. Tai va šitoj vietoje... Stabdom diskusijas ir... Stabdom nesibaigianti tyrimą, skaičiavimą, analizę, kad to kas bus toliau ir iš tikrųjų tai atėjo tas laikas kažkaip tai... Ir manęs paklausė savivaldybės administracija, kad kada jau jūs čia pradėsit jungimą, sakau, tai aš nežinau, kada leisit pristatyti tarybai, o tai ko jūs nepristatinėt, tai niekaip studijos nepabaigiam, susikvietė visus, sakė, gerai, baigiam, sako, pradėsim dirbti, o tai kaip tenai bus ten po 5 metų kažkokios ten, kiek ten po kablelio, sakė, bus vadovai, sakė, mes iš jų ir klausim, jie mums turės ir pasakyti, ir tada, sako, žinosim. Ir iš tikrųjų pradėjom judinti, kad šiam tarybos posėdžiui būtų pateiktas siūlymas. Ir iš tikrųjų, atgal žiūrint, tas begalinis skaičiavimas irgi, tarkim, jeigu mes dar pusę metų būtumėm skaičiavę, vis tiek opozicija būtų balsavus taip pat, kaip jį balsavo. Nes taip jiem reikia. Ir pozicija greičiausiai būtų balsavus taip pat, kaip reikia. Mes gavom tada žalią šviesą ir pradėjom patys pasiruošimą sujungimui, teisingiau. Tai va, tokio aktyvaus pasiruošimo mums užtruko pusę metų, kai jau turėjau įgaliojimus, kviestis, kalbėtis ir dėlioti visų likusių poliklinikų procesus ir žmonės. Paprastai bet koks pokytis tiek eina su ta vadinamąja pokyčių komanda, ar ne? Kaip sėkmingai sekėsi būtent surinkti tą pokyčių komandą, nes be tos komandos neįmanoma padaryti bet kokio pokyčio. Iš pradžių tai buvo ne komanda, tai tik tai grupė buvo žmonių, bet man gavosi tokia privilegijuota situacija, todėl kad turėjom 5 poliklinikas. Visos jos turėjo savo administracijas, turėjo savo finansų direktorių, savo personalų vadovą, savo dar ten kitas funkcijas. Tai turi jau vieną iš 5 kandidatų jau iš karto turi. Jo, taip, sėdam aplinkui stalą. Tai aš pats Vitalijai sėdėdavom tą baltą lentą, ant jos paišydavom tą tokią langučius, ką reikia padaryti, kada reikia padaryti ir kas tą turi padaryti. Tai va šitoje vietoje sėdint 5 žmonėm aplink stalą, atrodo, kad viskas tas pats, gydom žmonės taip pat, bet visur yra tam tikros tradicijos, truputį skiriasi tie procesai, procedūros, kaip viskas vyksta. Ir sėdė aplinkui stalą žmonės. Tai pirmas dalykas, kad nepraleidi tokių dalykų, kurių galbūt nematai, galbūt nepagalvoji, galbūt nežinai, kad tai yra problema, nes kas nors aplinkui stalą vis tiek pasakys, kad o kaip šitas, o kaip mes jungiam vieną po kito. Nes tie žingsneliai, kas po ko, eina visada ir lentelė, žinai, eina visada deadline va taip dažniausiai. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, sėdi kalbės su žmonėm ir matai, kas yra kas. Tada iš 5 pasilieki geriausia. Tai praktiškai visi jie dirba iki šiol. Okay, bet pokyčiai nepraeina, pokyčiai tik tai komunikacijos būdu, ar ne? Komunikacija yra vienas iš tokių esminių dalykų ir kas iš mano patirties labiausiai paliekama šone. Ar ne, kažkaip, kai yra pokyčiai, sako, ne, čia nėra kada komunikuoti, reikia daryti, ar ne. Pačio patirtyvas, būtent dirbant su šituo sujungimu, kiek ir kur ir su kokiais stakeholderiais esminiai dalykai buvo, kai mes šnekam apie komunikacinius procesus? Komunikacija apie kalbėjimą, iš tikrųjų kalbėtis, dar kartą kalbėtis. Aš apie tą politinę viršųjų komunikaciją truputį sakiau, kad eini iš esmės pas visas suinteresuotas grupės ir jiem pasakoji, kokiu būdu tas pokytis atlieps jų interesus. Apskritai, mano galva, kad pokytis būtų sėkmingas, tai yra tokia lygtis, kad nauda arba privalumai, kuriuos gausim iš pokyčio, žmonės turi suvokti, kad jie yra didesni negu kančios, kol mes tą pokytį įgyvendinsim. Jeigu didesni, tai tada žmonės linkę tą daryti. Jeigu 50-50, tada... Bet kai mes šnekam apie naudas, Pauliau, vis tiek yra tas, kad tos naudos kiekvienam lygmenį yra labai skirtingos. Ar ne? Ir žmogus turi
Nu, jam turi būti kažkas pasakyti, nes jis, kad dažnai būna, kai vadovai galvoja, kad, tai čia mes pasakėm bendras naudas ir visi turi įsivaizduoti, kad tos naudos yra jiems irgi naudos. Tos bendros naudos kartais iš darbuotojų žmogui visiškai nėra jokia nauda, ar ne? Kaip nukaskaduoti, ar ne? Kaip rasti tą... Labai, labai geras žodis, nukaskaduoti, nes bazinis instinktas kiekvieno žmogaus susidūrus su pokyčiais yra what's in it for me. O kas man iš to? Ir tada politikui yra vienas dalykas iš to, sakykime, jisai galvoja, kad galbūt geresnis bus prieinamumas, galbūt tokie interesai. Visuomeniniam arba darbuotojų organizacijom yra visai kiti rūpesčiai. Ir jie nori žinoti, kaip tas vyks, tai mes dėl to sukūrėm darbo grupę. Darbo grupė, į kurią įtraukiam visus, kurie yra už tos mūsų pokyčius, visas veikiančias pagrindinės jėgas ir, sakykime, ir savivaldybės atstovus, bet ypatingai tuos, kurie galimai prieš, tai yra profsąjungas, tai yra asociacijas gydytojų, kad vienas dalykas, kad jie žinotų, kas vyksta ir nebūtų baimės, nes tada su pokyčiais yra, tai tamsus kambarys, o tamsias vietas žmonės apgyvendina nuo vaikystės. Bet bendrai pokyčių mes pokyčių visą laiką bijom. Tai, sakykime, privalumas nuo pokyčių politikui yra visai kitas negu privalumas nuo pokyčių, sakykime, profsąjungai, kurie savauja darbuotojus. Ir dar trečias dalykas yra patiem darbuotojams. Tai vat šitas stakeholderis yra iš tikrųjų pats svarbiausias. Aš manau, ir mes daugiausiai laiko ir pastangų padėjom, kad su jais kalbėtis ir kad jie žinotų. Tai ką mes darėm, mes pasiėmėm tą darbo grupės atstovus, grįžtant prie darbo grupės, tai darbo grupė buvo mums reikalinga ne tik tai, kad juos informuoti, bet ir tam, kad tam tikrą prasme kiekvieną etapą mes pasitvirtintumėm ir nebegalima grįžti atgal. Visi grupės nariai yra tam tikrą prasme padėję savo pirštų antspaudą. Šitą dalyką padarėm ten, pavyzdžiui, ūkio dalis sujungimą. Taip, aptarėm, užprotokolavom, pasirašėm, viskas. Kitą dieną kalbam susitikę, ką mes darysim, pavyzdžiui, kad laboratoriją sujungti. Jie sako, aš turiu labai gerų minčių apie ūkio dalį. Ne. Ūkio dalis jau yra pabaigta. Todėl, kad jeigu nevalgysi dramblio tais kasniukais ir paspringsi. Ir visą laiką vėl tada malsim, tas, kas jau seniai suvalgyta, padaryta, nes visą laiką tobulumui ribų nėra, taip pat kaip ir informacijos kiekiui apie ateitį. O su žmonėm tai mes sugalvom tokį roadshow, tai reiškia, kad važiuodavom per visas poliklinikas ir šnekėdavom su žmonėm. Tai pasiimdavom būtinai į kompaniją administracijos atstovus, funkcinius kažkokius tai vadovus, bet būtinai taip pat ir darbo grupės narius, tai kad būtų savivaldybės atstovas, kad būtų profsąjungų atstovas, kad tas suteikia tam tikro, daug patikimumo mums, kai mes šnekam ir ruošiam prezentaciją ir aiškinam, kas bus, ko nebus. Pavyzdžiui, mes visiems sakėm, kad neatleisim nei vieno gydytojo, nei vienos slaugytojos. Ir iš tikrųjų, neatleidom nei vieno gydytojo, nei vienos slaugytojos. Dėl sujungimo. Ir žmonės iš pradžių taip nedrąsiai, bet vis tiek klausimus užduodavo ir klausimai būdavo tikrai raštus ir sunkus. Ir važiuodavom vieną dieną vienoj poliklinikoje, kitą dieną kitoje, trečią dieną trečioje, ketvirtoje, paskui kažkokį tai etapą mes praeinam kažką. Ir vėl, kad žmonės visą laiką jaustųsi, kad jie yra informuojami ir jie žino, kas bus ir kodėl ta ateitis yra traukli, verta biškį pakentėti, galbūt biškį pavarg, biškį susispaus, biškį kažką pasikeisti, nes ateity bus tikrai geriau. O sakyk, nes ten tada ir patys jau ir atsinaujino tiek prekės ženklo, buvo prekės ženklo atsinaujinimas, buvo jo pozicionavimo susidėliojimas, nes kaip ir tas, kas paprastai viešajam sektoriui taip jau, kad nemažai kas daro, bet tuo metu 16-18 metai, tai pakankamai naujas dalykas, ypač medicinos srity, kad labai rūpintis prekės ženklų, jo pozicionavimus, pristatinėti tuos dalykus savo darbuotojams, įtikint, kad tai yra tas, ko reikia. Kiek panašiai pačiam, aišku, dabar matyti, neturi laiko, kaip sakant, apskaitos, bet kiek tam pokytyje komunikacija procentaliai užėmė pačio darbo laiko? Nežinau, gal trečdalį kokį. O su to prekės ženklu tai ir su pozicionavimu iš tikrųjų tai buvo labai svarbu ir mes padarėm tikrai labai gerą pratimą.
pasikvietėm vieną iš marketingo profesionalų strategavimų, kad moderuoti diskusijas ir pagalvoti, kaip mes norim matyti tą mūsų gydymo įstaigą. Mes net pavadinimo neturėjom, patys irgi sugalvom Kauno miesto polikliniką. Iš pradžių galvojom, kaip mes ją pavadinsim. Ir, pavyzdžiui, mūsų logotipo aš labai didžiuojas ir džiaugiuosi, manau, kad tokį stiprų, ryškų, švarų logotipą, ne kiekviena ir verslo organizacija turi, kaip turim mes. Ir iš esmės mums tas labai nebrangiai kainavo, nes ten pusiau su freelanceriais, pusiau savanoriškai, savarankiškai, taip, tokiais kažkokiais metodais, bet gavosi žiauriai gerai. Ir dėl to, kad žmonės iš tikrųjų dėjo širdį, sodinom irgi visų funkcijų vadovus ir gydytojus, slaugytojus, daug ką ten didelis tas platus stalas. Ir diskutavom, kalbėjom, bandėm pozicionuotis, kokie mes norim būti, kokie mes nenorim būti. Ir paskui tai labai vizualus buvo toks, mes padarėm tokį pratimą, kad bandėm palyginti save su įvairiais, lengvai, gerai žinomais žmonėm dalykais, asociacijom, su automobiliais, su viešbučių tinklais, su avialinijom, su restoranais, kokie mes norim būti ir kaip mes skirsimės nuo kitų rinkos dalyvių. Tai mes įvardinom kaip svarbius rinkos dalyvius, kad kaip atrodo privačios įstaigos, kaip atrodo klinikos. Ir kaip mes norim atrodyti, kad mes skirtumėmės ir nuo tų, ir kaip mes pozicionuosimės. Tai tikrai ten gavosi tokia ir žaisminga, ir įdomi. Kitas dalykas, matyti daugeliu darbuotojų tai buvo visiškai naujas pratimas, nes jie iki tol net nesusipažinę su tom metodikom. Jo, tai tie, kurie dalyvavo, tai be abejo taip, tai buvo tikrai labai nauja, bet taip pat nauja ir tiem, kurie nedalyvavo. Ir aš atsimenu, kad 17 metų gruodžio mėnesį kažkur apie vidurį, kadangi sujungimas jau oficialus turėjo būti po naujų metų iš karto, mes padarėm didelį tokį renginį, sukvietėm visus darbuotojus, kurie norėjo ateiti, nusisamdėm Viktoriją viešbučio, Miško gatvėje salę tokią, ten susirinko gal 150 ir susirinko žmonių. Bet mes vis tiek parodėm, ką mes darysim, kaip tą visą pozicionavimą visiems labai buvo įdomu, su kuo mes pozicionavomės. Kad mes sakom, kad vieni yra ten kažkoks tai automobiliai, kažkas tai yra. Ir kuo mes norim būti. Tai mes sakėm, kad mes dabar atrodom patys savo kaip Nyva, bet norėtumėm būti kaip Škoda. O reiškia kiti kolegos yra kažkas kaip Mercedesas, kažkas kaip ten Ferrari, taip toliau. Ir dabar aš galvoju, praėjo 8 metai, galvoju dabar jau, jeigu mes pozicionuotumėm, mes jau turbūt sakytum, kad mes gal Volkswagenų norim būti ir gal net ir esam jau Volkswagenas. Škoda Volkswageno grupė, tai asmen. Jo, bet tai buvo naujiena. Žmonėm mes pavadinom tą renginį Quo Vadis. Ir mes tą Quo Vadis iš tikrųjų kartuojam kiekvienų metų sausio mėnesį. Tai yra tradicija ir apie tai, kur einam, ar ne? Taip, kur einam, kokie prioritetai, kas bus svarbiausia mums šiais metais. Tai va dabar jau mes paskui darydavom Filharmonijoje, kai nebetilpo Kauno Filharmonijoje, dabar darom KTU VDU didžiojoj salėje. Tai yra 700 vietų ir netelpa. Okay. Tai reiškia, nuo tų 150-100 žmonių vis tiek jau tada, kai viskas pakito, pamatė rezultatą, žmonės tik ateina ir įdomu jums. Jo, bet tai yra, dėl ko yra svarbu tradicijos ir aišku, tame, kad tai būtų ir įdomu, ir smagu, tai aišku, iššūkis kiekvieną kartą padaryti gerai ir įdomiai. Bet tai taip pat ir yra tokia savastis ir žmonės pradeda suprasti, kad tai ne vien tik tai darbas, kur tu ateini dirbti, bet ir bendrumas, ir smagumas. Ir ta pati dinamika pas mus yra su vasaros sąskrydžiais irgi nuo Rumšiškėse, tam tokios pėdelės iki dabar Harmony parko, kur irgi sunkiai sutelpam. Ir kiekvienais metais visi laukia, visi registruojasi taip pat ir, pavyzdžiui, skyriai kaip pasipuoš naujiesiam kalėdom ir naujiesiam metam. Anksčiau būdavo ten vienas kitas entuziastas, ant ką nors biškį pakarpo, biškį ką nors priklijuoja, o dabar
Tai įtrauktos šeimos yra, jau ten sutuoktiniai ateina su visokiais pjūklais, lopcikais, kala tas dekoracijas, iš tikrųjų yra ką pažiūrėti. Bet svarbu, kad vis daugiau ir daugiau žmonių įsitraukia ir tas labai smagu. Ir smagu, kad įsitraukia labai mūsų jaunimas, jauni darbuotojai. Pauliau, pabaigai, jeigu tokius, nes visą laiką paprastai mėgsta visi tos, sakau, 5 tipsus arba 5 patarimus, ar ne, esminius patarimus, kai šnekam apie pokyčių valdymą, gerai padaryti viešajam sektoriui, bet tuo pačiu to esmė, kad dar ir kažkas prisimintų, neužmirštų vien dėl to, kad viskas buvo per gerai, kad kažkas rašytų. Aš kai ruošiausi pokalbį, tai ir konferencijai neseniai, tai išsitraukiau Koterio 8 žingsnius, galvoju, reikia pažiūrėti, kaip čia pagal Koterį, nes aš žinojau tą koncepciją tikrai ir man jį labai patiko ir tikrai yra labai naudinga. Visiems labai rekomenduoju. Žiūrėjau, biški kitai pas mus, dabar nežinau, ar aš tau 6 ar 5 išvardinsiu, bet... 3, kaip sako. Pirmas dalykas... Kaip sako šitą, kad jeigu gydytojas išrašo daugiau 3 receptų, reikia vieną receptą gydytojui, nes bloga diagnozė. Jo, farmiai mums sakydavo, kad jeigu daugiau išrašo, tai likusius 2 reikia atiduoti tam gydytojui. Tai turbūt, trumpai tariant, tai valdžia. Tai yra be valdžios pritarimo didelio pokyčio nepadarys. Tau patinka, nepatinka, nepadarysi. Bet čia ir taip pat ir stakeholderių managementą. Tai vienas dalykas labai svarbus. Antras ypatingai svarbus yra žmonės. Nes žmonės gali viską sugadinti, bet žmonės gali ir viską išvežti pokyčiuose. Tai aš čia kalbu ir apie ypatingai svarbu vadovai, ypač vidurinės grandies. Tai juos įtikinti, juos įtraukti, nes nuo jų įsitraukimo priklauso pokyčio sėkmė arba nesėkmė. Trečias dalykas, ką mes kalbėjome irgi, tai kalbėtis. Bet kalbėtis truputį skirtingai su skirtingais klausytojais. Kad kalbėti ne tai, kas tau įdomu, o tai, kas jiems įdomu. Kas jiems įdomu, ar kad jie išgirstų, ar ne? Ketvirtas pasiruošimas, nes man atrodo, kad kažkas paskutinis Japonijos, man atrodo, kareivis sakė, kad jeigu neturi valios pasiruošti, tai jokios naudos iš valios nugalėti. Okay. Tai pasiruošimas pats svarbiausias dalykas, nes aš matau daugelį nepavykusių pokyčių bandymų už tai, kad sako, sujungiam, sujungiam, atėjo nauji metai, visiems nustojo galvas skaudėti, visi sėdi ir krapšto, o ką dabar darysim? Tai turi būti viskas sugalvota jau prieš tai, todėl kad pokyčiai turi būti, nes jie ne visada būna malonus, dažnai būna sunkus, skausmingi, tai turi vykti labai greitai. Ir tada žmonės mato, kad tai yra sėkmė, yra dinamika, bet jie turi būti ir apgalvoti. Tai tas pasiruošimas yra ypatingai svarbus. Tai taip sudedant, ar ne, pokyčių komandą, pagrindinio, sakykime, savininko arba stakeholderio pagrindinio kaip ir valia tą dalyką daryti, tai yra komunikacija iš tikrųjų visais lygiais ir tam, kad išgirstų, ne tam, kad šnekėti. Taip. Tai čia tie esminiai dalykai, kurie yra prie gero pokyčio, be jo nebūna gerų pokyčių. Ir turbūt nesustoti, neužmygti ant lauro, kad padarėm, viskas dabar ilsimės. Ne, reikia vėl galvoti, vėl tobulinti organizaciją, nes aplinka keičiasi, pasaulis keičiasi ir jeigu sustosi, tik tai nusibrauksi prakaitą ir kaip gerai, tai nebus gerai. Organizacijai reikia ją pastoviai šiek tiek tobulinti, kad jinai taikytųsi prie esamų realių. Be to, kai padarai, čia kaip su remontais tas pats, mes irgi žiūrim, kad mūsų tie skirtingi padaliniai labai skirtingam lygmenį buvo, kai kurie gerokai apleisti, ir ką, pradedi, aišku, nuo to koridoriaus, kuris pats labiausiai užleistas. Jį sutvarkai, viskas, ir tada tas, kuris buvo netoks apleistas šalia žiūrio, Jėzus, kaip siaubingai atrodo. Tai kuo daugiau remontuoji, tuo blogesnis vaizdas. Taip pat ir organizacijoje negali užmigti, ta prasme, pakeiti pačius tos labiausiai akį pjaunančius ir labiausiai trukdančius dirbti dalykus ir tada išlenda mažesni dalykai, kurių net nepastebėjai per tos
didelius trūkumus, o paskui dar nauji, o paskui prašau keičiasi, o paskui pandemija, o paskui šitų energetinių resursų kainų šuolis, o paskui tas. Ir visą laiką atsiranda ką veikti. Gerai, Pauliau, ačiū pačiam už laiką, ačiū už pokalbį, galėtume matyti daug šnekėti apie pačių patirtis toj srity, bet dėkui už laiką o žiūrovams dėkojame už dėmesį ir iki kitų susitikimų. Ačiū, iki.